O šiaip sunku buvo dirbti su prezidente Dalia Grybauskaite, ar ne? Ko gero tas populiarumas abipusis ir tapo ta takoskyrą tarp mūsų, kad jinai ko gero išvelgė manyje tam tikrą konkurentą. Jeigu pirmoji, kai buvo ministras, jinai buvo antiamerikoniška, antilenkiška ir net prorusiška. Bet po pirmo susitikimo su Putinu ir po kitų veiksmų jinai pasikeitė. Laiko tą klaidą, kad dalyvavote konservatorių vidiniuose rinkimuose? Tai matyt buvo tas kritinis taškas, kuris konservatorių partijos nomenklatūrai vadovybei tam tikrą sukėlė šoką ir išgąstį. O ką Putinas kalba apie Baltijos valstybės? Esat kalbėję su Putinu tiesiogiai? Esam kalbėjome su juo, esam kalbėję ir Peterburgė prie Čerkos su Junkeriu ir mūšiai krūtinės. Bet ar rimti planai yra jo, pavyzdžiui, Putino pulti Baltijos valstybės? Aš manau, kad generalitetai yra planai, kaip pulti Baltijos šalis. Ar Rusijos tas politinis elitas kartu su Putino priešakyje yra pasirengę bandyti sugriauti NATO? Sveiki, mėly žiūrovai. Pastarosiamis savaitėmis mes daug kalbame apie Ukrainą, Donaldą Trumpą, Vladimirą Putiną ir taikos darybas Ukrainoje. Šiandien studijoje pas mane svečias, kuris puikiai žino tiek Baltųjų rūmų, tiek Kremliaus koridorius ir visą vidaus virtuvę. Pažįsta politikos elitą tiek Jungtinėse valstijose, tiek ir Rusijoje. Tokių žmonių Lietuvoje šiaip yra reta. Pas mane svečiuosi ambasadorius Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki. Labdien, ką praklausime, žemaitiškai ar lietuviškai? Pradėkim žemaitiškai, tai gal reikės vertem. Mes savodą iš Skodo ir jūs knygą tik parašėt, ar ne? Skauda. Iš Skodo. Ir parašėt knygą nuo Skodo iki pat Baltųjų rūmų. Jo, diplomatinė misija nuo Skodo iki Baltųjų rūmų. Tai du skodiškai pakalbės apie tau knygą, lietuvišką, ko gero. Taip, kad nereikėtų versti, ar ne? Pone Ušackai, kelintas leidimas jau? Jau 4. leidimas, kiek žinau, ir jau artėja virš 3000, tai labai džiaugiamės tom, kad didelis susidomėjimas žmonių, nes matyt knyga aktualiai, gal čia padėjo Donaldas Trumpas taip išpopuliarinti temą, nes krizė geopolitinė susidariusi ir man, kaip pats minėjai, dirbusiam ir Maskvoje, ir Briuselėje, Londone, ir Vašingtone, ir Kabulė, aš pasistengiau pasidalinti tomis įžvalgomis ir tas užuolaidas atidengti, kurios iki šiol buvo uždengtos. Bet visiems žmonėms įdomiausia turbūt yra ta vidaus politika, kuri kėlė aistras. Pavyzdys, ar ne, niekam nepaslaptis jūsų santykiai su Dalia Grybauskaite tikrai žmonėms kėlė aistrų, ypač tuo momentu, kai jūs atsistatydinote. Tada irgi buvo daug klaustukų, nes jūs buvo tikrai populiarus tuo metu politikas. Ir nieks to neneigs, kaip ir Dalia Grybauskaitė. Ir jūs jau ne vienam interviu sakėt, jeigu jūs laikėt Dalią Grybauskaitę, ar ne, prezidentį vos ne kaip šeimos narę. Kaip draugė. Kaip draugė. Kaip draugė, kaip bendraminčiai. Iš tikrųjų, mes buvome bendraminčiai ir dirbom ir Briuselį, ir Vilniui, bet ko gero tas populiarumas abipusis ir tapo ta takoskyrą tarp mūsų, kad jinai ko gero išvelgė manyje tam tikrą konkurentą, kaip man vėliau sakė jos patarėjai. Ir tai čia galbūt labiau toks, viešųjų ryšių aspektas, nes tikrai buvo tuo metu vyriausybėje populiariausias ministras. Bet antras buvo ir žymiai giluminių skirtumų. Ir mūsų giluminiai skirtumai, apie kuriuos rašau ir knygoje, pasižymėjo tom, kad mes skirtingai žiūrėjom į esminius fundamentalius Lietuvos saugumą užtikrančius veiksnius. Visų pirma, Lietuvos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Jinai norėjo Amerikos mažiau, kad amerikiečiai čia daugiau nevadovautų, nešeimininkautų. Aš norėjau, kad tie santykiai išliktų kaip galima glaudesni, nes jie Lietuvai tiek tada, 2008 metais, tiek dabar yra nepakeičiami, užtikrint Lietuvos saugumą ir gynybą. Bet jis neįskaudino, kad žmogus, atrodo, su kuriuo artimai bendravot, sako tokią frazę, kad ministras negali turėti asmeninės užsienio politikos ir ją vykdyti nederindamas su valstybės vadove, o kartais ir su ministru pirmininku. Taip nebuvo iš tikrųjų. Ir, politikoje kartais, jau aš dabar žinau iš patirties, politikai grėbėsi paskutinio šiaudo ir išsigalvoja būtus nebūtus dalykus tam, kad pateisint savo vienokius kitokius sprendimus. Tai buvo šiuo atveju ir Dalios atžvilgių, nes tie kaltinimai ar priekaištai, kuriuos jie niekad nebuvo užpilti turiniu. Jie niekad nebuvo pavyzdžiais pasakyti, bet, buvo kaip buvo. Tuo metu buvo jinai viršininkė, jinai prezidentė, aš ministras. Formaliai viršininkas ar nebuvo premjeras? Ne, tai matot, užsienio ministro pozicija, jinai yra
tuom subtili, kaip ir krašto apsaugos ministro pozicija yra subtili, nors esi kabineto narys, vyriausybės narys, tačiau pagal konstituciją būtent prezidentas nustato ir kartu su vyriausybė vykdo užsienio ir saugumo politiką. Na gerai, bet paskutinis pavyzdys Gabrielius Landsbergis ir Gitanas Nausėda. Kokie buvo santykiai, ar ne? Aišku, tai nepadėjo turbūt Lietuvos diplomatijai. Tai absoliučiai nepadėjo. Tai aš Gabrieliaus atžvilgiu, išlaikydamas diplomatinės tarnybos vientisumo, integralumą ir efektyvumą, aš būčiau tokiam konflikto atveju, ką aš padariau, aš atsistatydinau, nes manau, kad užsienio politika ir ką aš rašau savo knygoje apie 14 pamokų, tada bus efektyvi, kai mes turėsim bendrą sutarimą visų pirma namų namuose ir kai jinai bus vykdoma harmoningai. Ir šitoj vietoj, kaip nebūtų keista, bet Lietuvos konstitucinė sąranga jinai sudėlioja taip, kad ne tik premjeras, bet ir du ministrai turi veikti ypatingai glaudžiai su prezidentu ar prezidentė, nustatant ir kartu vykdant, kaip konstitucijos prerogatyva, užsienio politiką ir nacionalinį saugumą. O šiaip sunku buvo dirbti su prezidente Dalia Grybauskaite, ar ne? Na, buvo sunku, kadangi mūsų, kaip aš minėjau, tas pleištas, jisai pasireiškia viena vertus gal tam tikrais įtarimais apie politinę ambiciją, kurios tuo metu aš dar nenorėjau, bet spekulacijos jau vyko dar iki rinkimų. Ir antras labiau tai, kad aš mačiau tie skirtumai, kurie buvo giluminiai. Ir aš žinau, kad Andrius Kubilius ir ypatingai ir profesorius Landsbergis bandė Grybauskaitę šiek tiek edukuoti ir jinai vėliau transformavosi. Jeigu pradžioje buvo užsispyrus, kategoriška, ypač amerikiečių atžvilgių, Lenkijos atžvilgių, atsimenat, Lietuvos prezidentas, ar dabar būtų įmanoma įsivaizduoti, kad Lietuvos prezidentas atsisakytų kvietimo vakarieniauti su JAV prezidentu, ką padarė Dalia Grybauskaitė. Tai reikštų galą bet kokiems santykiams tarp Lietuvos ir Amerikos. Tada buvo Obama, Trumpas turbūt šito nesuprastų. Trumpas tikrai nesuprastų. Na, mes glostėm visą tai, glostėm ir daug dirbom ir pas mane lankėsi Phil Gordonas, tuometinis sekretorius Clinton pavaduotojas, ir sodyboje, ir Vilniuje kartu su Andrium Kubilium mes juos raminom ir sakėm, kad amortizuosim. Ir tikrai, kiek aš žinau, profesorius Landsbergis ir Andrius Kubilius daug darė tam, kad su laiku amortizuoti tos kategoriškus pareiškimus ir veiksmus. Ir pats Andrius Kubilius važiavo kaip premjeras susitikimą su prezidentu Obama. Bet čia buvo tie giluminiai skirtumai. Giluminiai skirtumai, kurie pasireiškė, jog jeigu mes, tarkim, kartu žiūrėjom bendrai, kad krizės atveju Lietuvos diplomatija turi padėti Lietuvos ūkio ekonomikai ir ekonominės diplomatijos uždavinys tam, kad pritraukti tuo metu dar Baltarusijos krovinius į Klaipėdos uostą. Jeigu mes bendrai žiūrėjom, kad kaip svarbu, jog būtų geri santykiai su Amerikos žydų bendruomenė ir tą įsipareigojimą dėl bendruomeninio turto grąžinimo būtų įvykdyti. Tačiau du skirtumai, kurie buvo tarp mūsų labai ryškus ir todėl man buvo sunku dirbti su ją ir vienam reikėjo iš jų atsisveikinti, tai yra man, tai kad jinai žiūrėjo į Ameriką ir Lenkiją su įtarumu, nepagarba ir nenoru matyti tokius glaudžius santykius, kurie ypatingai svarbus Lietuvai. Nesižeminsim Lenkams, ar ne? Taip, beje, kažkas panašaus buvo pasakyti. Jo, kad amerikonai nešeimininkaus, o Lenkams nieko čia žemintis. Tai taip ir jos 10 metų laikotarpį santykiai su Lenkija taip ir nepagerėjo. Su Amerika santykiai pagerėjo dėka to, kad santykiai su Rusija pablogėjo. Jūs užsiminėte apie rinkimus prezidento. Jūs irgi, ar ne, laikot tą klaidą, kad dalyvavote konservatorių vidiniuose rinkimuose, kai tuo tarpu Gitanas Nausėda jam irgi buvo siūlyta beje padaryti, jis atsisakė šito. Aš žinau, kad jie tarėsi, žinau, kad Gabrielius Landsbergis su Gitanu Nausėda konsultavosi, tarėsi apie sąlygas, kuriomis jis galėtų dalyvauti demokratijos šventė ir man buvo taikomos vienokios taisyklės, jam buvo siūlomos kitokios, kam aš nepritariau.
Bet Gitanas Nausėda ir aš mes buvom visiškai kitam informacijos pažinimo lygmenį. Jisai visą laiką buvo Lietuvoje, kalbėdavo per televizijos ekraną. Ekonomistas, apie ekspertas. ekonomiką, kalbi nešališkai, nieko neįžeidė, niekam blogo nepasakai ir taip, bet esi išsuktas veidas. Ir žinomumas jo buvo žymiai didesnis negu mano, kai aš tuo tarpu 8 metai, mano buvo laikotarpis, kai aš nebuvau Lietuvoje, karts nuo karto pasirodydavau interviu apie ten Ameriką, Afganistaną, Rusiją, bet norint man dalyvauti, turėti šansų dalyvauti rinkimuose ir laimėti, man buvo reikalinga partinė platforma. Aš irgi žiūrėjau ganėtinai savanaudiškai, kad būdamas Tėvynės sąjungos Krikščionių demokratų partijos narys, aš sakiau, dalyvausiu tuose rinkimuose, bet ne tik. Irgi šiek tiek gudravau, nes iš tikrųjų kūriau savo judėjimą, būtent Vyčių judėjimą, prie kurio prisijungė apie virš 10 000 savanorių, kurie dalyvavo rinkiminėje kampanijoje ir tai matyt buvo tas kritinis taškas, kuris konservatorių partijos nomenklatūrai vadovybei tam tikrą sukėlė šoką ir išgąstį, kad Vyčių judėjimas, kuris yra pagal demokratijos šventės taisyklės, bet savarankiškas judėjimas, gali mesti iššūkį partijai ir tada jau visa struktūra pavažiavo. Po to jūsų santykiai su konservatorių partija pašlijo, ar ne? Ja, kai kuriais iš jų mes išliekam draugai, kadangi dalis dabartinių vadovų dirbo su manim ir mano patarėjais ir padėjėjais ir mes išliekam bendraminčiai, bet aš išstojau iš partijos realiai prieš pradėdamas veiklą versle ir dabar esu nepartinis. Pereikim prie užsienio politikos. Tas sritis, kur tikrai turi daug ką papasakoti ir tikrai yra ką paklausyti. Ar ne? Jūs buvote Lietuvos ambasadoris Vašingtone. Ten tikrai bendravot su daug politikų. Ar ir tuo pačiu su Donaldu Trumpu, ar ne? Buvot susitikę? Galit pasakyti, mes iš tikrųjų čia dabar stebėmės, Donaldas Trumpas padarė tą, čia visi stebėmės, ką išneka, paskui jis toks pat žmogus buvo ir anksčiau. Na, aš jį pažinojau 2 kartus, aš ir mano žmona Loreta. Mes skridom su jo lėktuvu iš Reigano oro uostą į West Palm Beach oro uostą ir dalyvavom jo rengiamuose kasmetiniuose Raudonojo kryžio labdaros pobūviuose. Tai būdavo 2 savaitgaliai nuo penktadienio iki pirmadienio, kai vykdavo ta didžioji vakarienė Mar-Lago, kur jisai ir Melanija buvo tie šeimininkai, bet taipogi buvo visa eilė kitų renginių per tas 4 dienas, tame tarpe ir žaidžiau golfą 2 kartus. Vieną kartą, atskirose grupėse mes buvom, bet tame pačiame draugiškam turnyre ir esam bendravę. Pirmas atsimenu susitikimas buvo, mes su Loreta prieinam su juo, jisai su Melanija stovi, sako, tai iš kur ten panašiai, sako, from Lithuania. O, Slovenija, Melanija, come here. Sakau, ne Slovenija, sakau, Lithuania, Lietuva. Tai va, tai jis toks, žinot, tuo metu aš tikrai negalvojau ir net dabar mes ieškom nuotraukų, žinom, kad buvo keletą nuotraukų labai geros kokybės su juo, bet tuo metu niekas negalvoja, kad jis bus prezidentu. Jisai tuo metu labai rėmė ir jo vienas iš ideologinių politinių mokytojų, tai buvęs atstovų rūmų pirmininkas Newt Gingrich. Jisai garsus politikas Amerikoje, tai dažnai pats Trumpas organizuodavo pinigų rinkimo, lėšų rinkimo, rinkiminių pinigų lėšų rinkimo vakarienės Palm Beach'e, kur mūsų bendri draugai dalyvaudavo ir mes esam dalyvavę. Tai va, tai su juo tai bendraudavom, žinai, kiek matydavom ir dar kitas draugas Ronald Kessler, rašytojas, jau šeimos draugas artimas Trumpo ir Melanija, tai jis ir knygą parašęs yra apie Trumpą. Ir buvo atsivežęs į Lietuvą po pirmų rinkimų. Tai jisai žmogus, tuo metu iš tikrųjų nieks negalvoja, kad jis eitų į politiką. Tai buvo 2004-2005 metai. Visi buvo su juo linksma bendrauti, kaip šoumenas, humoristas, turėdamas ir savos nuomonės, kategoriškos ir kitokios. Va, tai man sunku tuo metu buvo išvelgti jame politiką, bet aš stebėjau jį be abejonės ir sekiau jo evoliuciją
iš to šaumeno ir investuotojo verslininko, aš pažinau žmonės, kam jis buvo labai daug milijonų skolingas, kai kam liko, kai kam sugrąžino tas skolas. Ir jis tikrai ne vienareikšmiškai ir kontroversiškai buvo vertinamas, net jau man būnant Maskvoje, pas mus atvyko vieni iš draugų mūsų bendrų, tai vakarieniaujant mūsų rezidencijų, tai apie tai mes daug kalbėjom ir jie patys sakė, kad vargu bau ar jis pasiruošęs tokiam atsakingam darbui, bet jis yra koks yra, jis ateina, jis keičia pasaulį, jis keičia Ameriką ir, žinot, kaip mes galim, mums gali jis nepatikti, mums gali jisai kelti pyktį, bet, na, žinot, kaip sakot, tam šventam rašte, kaip parašyta, Dieve, duok man ramybės susitaikyti su tom, ko aš negaliu pakeisti, duok drąsos pakeisti, ką aš galiu pakeisti ir išminties atskirti vieną nuo kito. Tai vat, mums tos išminties kartais trūksta Lietuvos viešoje erdvėje, mano nuomonė, atsiprašau už pasakymą, kai mes susimaišom, ką mes galim padaryti, ko mes negalim padaryti. Mes negalim pakeisti Trumpą, nes Trumpą išrinko Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai sekančiai kadencijai. Ir mes negalim pakeisti jo pasaulėžiūros, nes jisai ateina su labai aiškiais principais, su tikslais ir labai gerai pasiruošęs, ne tik gerai pasiruošęs, bet su visa komanda. Tai, kad jisai per 100 dienų priėmė virš 130 įstatyminių aktų, tai yra rekordinis skaičius beveik per visą Amerikos prezidentavimo istoriją. Tai liudija, kad tuos 4 metus jo MAGA, padarykime Ameriką didingą vėl, judėjimas tikrai yra struktūrizuotas, gerai paruoštas, turi programinės nuostatas ir turi žmonės, kurie perima dabar iniciatyvą ir keičia administraciją, taisyklės veiklos tiek Amerikoje, tiek ir pasaulyje. Mums prie to reikia prisitaikyti, išlaikant ypatingai svarbius ryšius su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, nes elementariai, kol kas nėra pasaulyje kitos jėgos, Europa yra tam nepasiruošusi ir neturi tokių integruotų karinių pajėgumų, kurie neduok Dieve, jeigu kiltų grėsmė, galėtų apginti Lietuvą nuo Rusijos invazijos. Kaip manot, ar Lietuvai pridėtų, ar gal prideda politinių taškų tai, kad Gabrielius Landsbergis praėjusią kadenciją, ar ne, kada buvo valdžioje, atidarė Taivano atstovybę ir čia buvo džiaugiamasi, kad, kaip gerai, amerikiečiai, bent jau amerikiečių akise, Lietuva turi kažkokią vertę, nes, prieš Kiniją kovoja. Visų pirma, žinot, ką aš rašau savo knygoje, vėlgi remdamasi savo 30 metų patirtimi, užsienio politika bus efektyvi ir sėkminga, jeigu mes pradėsime ją vykdyti ir ką darėme iki šiol, pasiekdami bendrą sutarimą viduje. Taivano atžvilgiu to nebuvo. Gabrielius Landsbergis su keletą partinių draugų priėmė sprendimą, nepasitaręs ir nesuderinęs pozicijos nei su partinių politinių partijų atstovais Seime, nesuderinęs su prezidentu ir nesuderinęs su Europos komisija, kuri pagal ES sutartį turi išskirtinės kompetencijas užsienio prekybos klausimais. Ir mes matom, kad tas sprendimas susilaukė daug kontroversijos. Byla iki šiol neišspręsta, beje, ES tai čia bylos niekad lengvai ir greitai nesisprendžia, bet buvo išmestas, toks, iš tikrųjų, Lietuvos autoritetas kaip kaprizingų ir vienašališkų sprendimų, kurie nebuvo suderinti nei viduje, nei išorėje su mūsų svarbiausiais partneriais ir aš nematau rezultatų, kuris būtų. Buvo pakirstos tiekimo grandinės verslui. Dabar perkam Kinijos, jeigu neklystu, Kinijos prekyba daugmaž tokia net galbūt išaugo ir investicijos išaugusios negu po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl Taivano atstovybės atidarymo. Ir trečias, aš nematau didesnės naudos, kurią mes gavom. JAV karinių pajėgų rotacinis dislokavimas Lietuvoje buvo priimtas dar Trumpo prezidentavimo metu. Jis neišaugo ir nepamažėjo, ačiū Dievui. Taip, kad tokie sprendimai, mano nuomonė, yra netvarūs, jie neatspindi tos ypatingai svarbios Lietuvai konsensuso bendro nacionalinio sutarimo būdu apibrėžtos ir vykdomos užsienio politikos.
Gerai, jeigu čia mums kažkokios naudos net nešia, o gal net ir žalos, ar ne Gabrieliaus Landsbergio sprendimas, tai ko Lietuvai reikėtų imtis ir kaip Lietuvai gali atsiliepti dabartinį to Trumpo užsienio politiką? Na, vėl atskirkim Taipėjaus, Taivano klausimą nuo Trumpo užsienio politikos. Čia visiškai gali būti skirtingas dalykas. Jau kalbant apie Trumpo užsienio politiką Lietuvą, tai vėlgi išeikim iš to, kas svarbiausia Lietuvai. Kokie yra Lietuvos nacionalinė saugumo ir ekonomikos interesai. Mūsų interesas, kad Lietuva būtų apginta, kad mes galėtume prekiauti, investuoti laisvai. Akivaizdu, kad Trumpas, pirmiausia, reikia suprasti svarbiausio pasaulio šerifo, kaip J.D. Vance sakė, interesus ir prioritetus. Jisai aiškiai formuluoja Amerikos nacionalinius prioritetus. Tai yra valstybės sienos apsauga nuo nelegalių migrantų ar iš Kanados ar iš Meksikos. Jis akcentuoja, kaip reikės konkuruoti su Kinija. Jis akcentuoja, kaip mažinti valstybės skolą, kuri viršė 130%, tai yra 30 trilijonų dolerių ekonomikos skola siekia 37 trilijonus dolerių, todėl ir įvedinėja tarifus ir bando balansuoti prekybą. Ir ketvirta, kai jis sako, žiūrėkit, karas Ukrainai tai nėra Amerikos prioritetas. Tai yra Europos reikalas. Ir pagaliau, kodėl Amerika turi skirti kodėl Amerika turi skirti 70% NATO biudžeto, kai tai yra Europos reikalas apginti savo teritoriją. Ir šitoj vietoje mums gali nepatikti, nes pagal inerciją mes vakarai įpratę gyventi jau 76 metus, tiek, kiek egzistuoja NATO, kad amerikiečiai garantuoja Europos saugumą. Bet žiūrint iš Vašingtono, žiūrint iš, nežinau kur, iš Teksaso, ar iš Floridos pusės, iš kitos bet kurios valstijos, klausimas rinkėjas sako, kodėl Amerika turi mokėti už Europos gynybą, kai Europa yra beveik ekonomiškai tokia pat galinga. Tai šitoj vietoje, mano nuomonė, jo pareiškimai, jo politiniai tikslai yra pagristi ir net drįsčiau teikti sveikintini, kad pagaliau Europos politika atsibūstų iš to geopolitinio letargo. Ir nes laikas yra, kad Europa taptų, ir aš tą sakydavau, jau sakiau, jau gal 10-15 metų per savo rinkiminę kampaniją, taip, mums santykiai su Amerika yra ypatingai svarbus ir kol Europa neturi savo pajėgumų, mes turim išlaikyti Amerikos buvimą ir kiek įmanoma didinti tame tarpe karinį buvimą ir ekonominius santykius, investicijas, bet savo ruoštų mes turime pasisakyti ir remti tas pastangas, kurios kurtų ne tik Europos ekonominę bendryje ir sąjunga, bet taipogi Europos karinė sąjunga, kad europiečiai galėtų esant reikalui tiek siūsti karius į Ukrainą, užtikrinti jų saugumą, bei ginti visos Europos teritorinį vientisumą. Amerikiečiams daug metų irgi nebuvo naudinga, kad Europa būtų stipri. Jūs irgi tą puikiausiai žinot, kad buvo bandymų slopinti ir ypač Europos valstybės, kurios norėjo to didesnės nepriklausomybės. Bet, o kodėl europiečiai, kai jau buvo siunčiama jau ne vienos prezidento administracijos Jungtinių Amerikos valstijų signalai, kad europiečiai pradėkit rūpinti savo gynybą, kodėl Europa taip ir nepradėjo to daryti? Na, kaip sakiau, gyveno inercijai, nes viena vertus, kaip teisingai sakot, kad buvo keletą mokyklų. Viena mokykla tai buvo aplamai NATO įkūrimas, tai reiškia ką? Tai amerikiečiai į Europą, rusai out iš Europos ir vokiečiai down, žemyn. Bet laikai keitėsi, o žmonės politika gyveno tą inerciją. Ir tie signalai, kurie atėdavo, tarkim, iš Amerikos prezidentų, ne visuomet buvo adekvačiai ir autentiškai interpretuojami daugumos Europos politikų, apžvalgininkų, žurnalistų, analitikų, politologų ir influencerių. Nes gyveno tie visi inercijų ir mane įtikinėjo save ir kitus, kad Amerika globos ir užtikrins visų saugumą nepriklausomai nuo vidaus pokyčių. Amerika, kaip pats sakė, dar Obama turbūt garsiausiai pasakė, kad Amerikos prioritetas yra ramusis vandenynas. Tai yra Kinija ir Ramiojo vandenyno valstybės, kaip Japonija, Korėja, Indonezija, Tailandas, greičiausiai augančios ekonomikos. Europai tai nesiklausė ir dabar esam toj karo būsenai, kai atrodo reikėtų šiuo metu tų pačių karinių pajėgų, bet mes jų neturime Europą. Žiūrėkit, kaip dabar sunkiai gimdosi net ir tos jungtinės pajėgos ar norinčių koalicija Ukrainoje. Zelenskis pasakęs, kad
teisingai pasakęs, kad norint apginti, kontroliuoti sieną, tą kontaktinę liniją tarp Rusijos ir Ukrainos, kuri viršyje 1000 km, reikėtų apie 200 000 karių. Tai vienu metu, tai reikėtų vienas iš 3, tai reikėtų 600 000 karių. Iš kur jų gausi? Todėl dabar tas apetitas nuo 200 000 nukritęs iki gal 20, 25 ar 30 000, daug dieve. Kalbam apie brigadą, Britanijos brigadą 6 000, Prancūzijos brigadą 6 000, 12 000. Kur dar gauti tiek pat 15 000? Kiek brigadų yra, divizijų yra fronte, tai čia juokingai atrodo. Tai būtent, kad ir pavyzdžiui, ir dabar tas pats, aš citavau ne kartą, Kylio ekonomikos institutas ir Rand Corporation paskelbė studiją praeitų metų rudenį, kur pasakė, norint apginti, karo atveju norint apginti pafrontės valstybės Suomija, Baltijos šalis ir Lenkija, reikalinga 300 000 gerai integruotų paruoštų su oro gynyba, žvalgyba, logistiniais pajėgumais. Nėra tokių pajėgų išskyrus Jungtinių Amerikos valstijų. Plius dar apie 4-5 tūkstančiai ginkluotos technikos. Tai būtų tankai, šarvuočiai, kurių niekas nepagamintų Europoje, nes mes neturim pajėgumų kariniai pramoniai tokių. Tai tai čia šito vietoj ir dabar esam. Bet aš manau, kad Europa, jeigu Trumpas neprikėlė Europos, tai niekas nebeprikels. O kaip manau, Trumpas gali išvesti dalį bent jau karių, jeigu ne visus iš Europos? Nežinau, žinot, aš manau, kad mes matėm, ką jis darė per to 100 dienų, sunkiausias klausimas, ką jis darys per kitus 100 dienų ir likusius metus. Aš tik atkreipčiau dėmesį ir politikams, ir šiaip visuomenė, kad bus svarbu matyti, su kokia pozicija jis atvyks į NATO samitą birželio mėnesį. Ir girdėjot gandus, kad gali ir nebūti jo, jeigu nepakels išlaidų valstybės. Tai be abejonės jisai kaip investuotojas, verslininkas, Manhattano nekilnojamo turto ir ne tik vystytojas, viską jis žiūri pragmatiškai, kad turi susimokėti. Pagaliau Amerika neturi mokėti 70% už Europos gynybą. Europiečiai turi mokėti. Ir manau, kad jis tą lauš iki Hagos samito. Ir tada matysim, kokie bus Amerikos įsipareigojimai, ar jie padidės, ar jie sumažės. Mums be abejo labai svarbu, kad tame permainų laikotarpyje, kol Europa pati kūrėsi gynybinės savo karinės pajėgas, kad amerikiečiai čia išliktų ir garantuotų mūsų saugumą. Kaip manot, europiečiai verti yra amerikiečių pašaipų? Per tą Signal Gate, tą skandalą, ar ne, Heksetas, gynybos sekretorius, jo patarėjai, aiškiai parodė, koks yra požiūris į Europą. Trumpas irgi galima suprasti iš jo pasisakymų. Žinot, jeigu dabar paviešintų tos Signal telefoninių pokalbius, kuriais, kaip mes kalbėdom apie amerikiečius Maskvoje arba Afganistane, taigi būtų panašių pasisakymų. Taip, žinot, negalvokim, kad diplomatai, politikai yra mandagus, taip mandagus, kaip yra televizijos žiniuose ar interviu, kai yra klausimas susijęs su mirtim ar taika, arba su prekybinių sutarčių pasirašymu, net ir partneriai pasiekė tokį lygį bendravimą, kad nepageli riebių žodžių viens ant kitą, jo labiau kaip kalba apie kitus. Tai nenustepčiau, jeigu kas paviešintų pokalbius tam tikrų Europos politikų ir diplomatų, kai kalba apie amerikiečius, ką galvoja. Bet į šitą vietą čia labiau yra. Bet ar nėra čia ponas Ušackai arogancijos? Europiečiai pašiepia amerikiečius arba iš jų juokiasi, kai jie dirba sunkiau, ar ne? Nes europiečiai galvoja apie 4 darbo dienų savaitę, amerikiečiai tuo tarpu aria dėl savo algų. Jie gina Europą, daugiau investuoja į gynybą, europiečiai savo gali leisti investuoti į komfortą ir dar šaiposi iš Amerikos. Ne, tai pirmas dalykas, reikia pripažinti, kad tie ekonominiai socialiniai modeliai Amerikos ir Europos labai skiriasi. Aš dirbu, tarkim, su amerikiečiais ir mano mokytojas buvo Danas. Aš labai gerai atsimenu, kai Orhuse Ulen Orgard, jis apsigynęs doktoratą Harvarde, grįžo, tai mes ne tik aš mokinausi, bet ir dar dirbdavom, tai realiai šeštadienį ateidavom į universitetą, nieko nebūdavo išskyrus jo ir manęs. Tai ta amerikoniška darbo kultūra man buvo perteikta labai anksti ir aš dabar matau, nes mano verslo klientai dauguma yra amerikiečiai, kaip jie skiriasi nuo europiečių. Ten ar šeštadienį, sekmadienį, jeigu yra užduotis, tu ją darai ir nežiūri valandas. Vakar aš baigiau darbą su Čikaga 12 valandų vidurnaktį.
pradėjau 6 ryte su Azija. Tai Europoje yra kitaip, yra 5 dienos ar 4 dienos, yra socialinės garantijos. Tai vienas dalykas, kur skirtumai. Antras dalykas, labiau toks istorinis ir psichologinis, daugumoje europiečių, ypač net ir labai artimų amerikiečiams, britų, kurių tarpe turiu daug draugų, jie žiūri amerikiečius dar iš viršaus. Tokie, žinot, kaip pusiau laukiniai. Ne pusiau laukiniai, bet tokie, kurie buvo paleisti per anksti nepriklausomybę. Prieš porą šimtų metų, ar prieš porą šimtų metų. Bet visiems tas žiūrėjimas iš aukšto amerikiečius, jisai išlieka didelėje dalyje britų. Nes jie žiūri kaip į tam tikrus, tie, kurios išauklė, bet dar nespėjo iki galo išauklėti. Bet tai tas tokia galbūt konkurencija ir pavydas, tai jis yra, jis labiau yra būtinio lygio ir nemanau, kad jis persikelia į politinį lygmenį, bet tai, kad amerikiečiai iki šiol, žiūrint objektyviai, skiria labai svarbę, bet neproporcingą politinį, finansinį dėmesį Europai. Tai yra realija. Antra vertus, Trumpas tą realiją keičia. Ir europiečiai turi sukrūsti ir kaip galima greičiau priimti savus sprendimus. Atsiprašau. Ar Europa šiaip, kai žiūrit ar ne iš šono, gali atsibusti ar ne? Man kartais toks vaizdas susidaro, kai žiūrim į europiečius, gal jau pabudom. Čia jau turėjom gal pabusti po 14 metų, ar ne? Nepabudom. Po to vėl norim business as usual daryti santykius. 22 metai, tikrai jau turėjome pabusti. Vokiečiai skelbia apie naują lūžį čia gynyboje, taip ir toliau. Nieko iš esmės tokio didžiulio neįvyks. Tai kas turi įvykti, kad pabustų? Po 5 bandymų visai Europa priima sprendimus ir daro gerus dalykus. Bet ar ne per lėtai? Per lėtai. Aš pats apie tai knygoje rašau, kai buvo sunku sutarti dėl pirmųjų sankcijų. 2014 metų pavasaris Krymo nelegali aneksija ir man Briuselis pavedė, kad aš kaip ES ambasadorius Maskvoje koordinuočiau, tai yra pasiūlyčiau sprendimą, kokius politikus ir oligarchus įrašyti į sankcijas. Ir dabar jau galiu pasakyti, tuo metu buvo paslaptis, bet dar buvom tada 28 valstybės narės ir aš pasiūliau įrašyti į pirmąjį sankcijų paketą visus Rusijos dūmos narius, išskyrus 3, kurie nebalsavo už karinių pajėgų įvedimą Kryme. Taip pat pasiūliau visus vyriausybės narius, išskyrus prezidentą, premjerą, užsienio reikalų ministrą, tam, kad išlaikyti diplomatinį kanalą su jais. Ir visą sąrašą artimiausių Putino draugų oligarchų. Tai po tokio siūlymo iš 28 ES valstybių susitikime, kuris vyko slaptose patalpose, 4 ambasadoriai, neminėsiu valstybių pavadinimų, bet jūs galite labai įsivaizduoti, iš pietinių ES šalių, protestuodami už tokį pasiūlymą paliko salę. Tai buvo pirmas sykis, kai 3 ES valstybės protesto ženklan nesutiko su tokiais pasiūlymais. Ir aplamai sakė, kad mes nesusirinkom tam, kad įvedinėti sankcijas tokiai svarbiai prekybiniai partneriai kaip Rusija. Tai buvo 2014 metai. Aš nemanau, kad dabar yra tokie atvejai, kad ES valstybių narių ambasadoriai išeitų iš posėdžio protesto vardan. Galbūt derasi dėl to, kad įtraukti ar neįtraukti kažko tai sankcijas. Bet tokia buvo realija. Aš manau, kad dabar jinai pasikeitus yra žymiai ir daugiau bendrumo, bet jūs teisus, kad Ispanijai ir Portugalijai karas Ukrainoje yra labai labai toli. Kaip ir mums, tarkim, net ir artimieji rytai, kurie geografiškai daug maž tas pats, kaip iš Ispanijos ir Lietuvos. Arba mes Ispanų neužjūtėm arba Italų dėl imigrantų krizės. Tas irgi tiesa, jie tą atsimena, bet, taip yra, tai Europos vardiklis, jisai sunkiai kūriamas. Aš manau, kad nauja Vokietijos vyriausybė po tokios pauzės šito tarpo ir Šolco neapibrėžtumo vis dėlto įneš didesnių ryžto ir prisims Vokietija didesnę atsakomybę ne tik ekonomikos, bet ir gynybos srityje. Bet ta pati Vokietija, ar ne, visų pirma, Merso pozicija silpna. Nepatvirtintas iš pirmo karto, galbūt bus iš vėliau patvirtintas, bet
Ar vokiečių verslininkai turi didžiulį įtaką politikų sprendimams? Nes dabar, kas skelbiama viešai žiniasklaidoje, vokiečių verslininkai laukia, kol bus taika Ukrainoje, kad galėtų vėl pirkti rusiškas dujas. Ir tas būtų pigus biznis, koks ir buvo anksčiau. Žinot, ne tik Vokietijoje, bet ir kitose šalyse yra daug verslininkų, kurie laukia, kada santykiai normalizuosis. Iki šiol, jeigu neklystų, prekyba tarp ES ir Rusijos siekia virš 500 milijonų eurų, jeigu neklystu. Suskystintų dujų buvo daugiausiai nupirkta per visą istoriją. Pernai metais. Jo labiau. Bet gali dar būti toks variantas, apie ką rašo spaudoje ir ką man sako tie patys amerikiečių apžvalgininkai, kad tas dujas iš Rusijos Europą pardavinės ne tik europiečiai, rusai, bet ir amerikiečiai, kurie derasi dėl Nord Stream atstatymo. Taip, kad čia mes dar galim tų kalnelių įvairiausiai pamatyti, kur vėlgi, didesnis piešinys yra, apie ką mes nelabai galbūt girdim ir matom, jog Trumpas pasakė, jis keis pasaulio ir Amerikos taisyklės. Jam Europa nėra prioritetas, jam Ukraina nėra prioritetas. Jam prioritetas yra vidaus ekonomika, gerbuvis, valstybės sieną, ką minėjau, kontrolė ir Kinija. Į Rusiją žiūri kaip į partnerį ir įrankį, kas mums nepatinka, bet Ukrainos taikos susitarimai yra dalis platesnio paketo, apie ką mažai kalbama. Tai yra, jis pasakęs, kad jo tikslas yra atstatyti, vystyti ir plėsti ekonominius santykius tarp Amerikos ir Rusijos. Ir kad tie santykiai turi didžiulę perspektyvą ir tokiu būdu tą taikos planą jis daug maž bando kažkaip tai motyvuoti kaip galimybę didesniems santykiams. Tai mes nežinom, kokie bus tie nauji susitarimai, kur tas Nord Streamas, kaip jis atrodys, kokias investicijas Amerika darys Rusijoje ir Ukrainoje ateityje. Bet akivaizdu, jog tos taisyklės keičiasi ir mums ne tik sekant ir remiant Ukrainą, bet mums be galo svarbu yra, kad mes europiečiai, kartu su europiečiais ir Lietuva turi ypatingą vaidmenį ir šansą padėti Vokietijai, padėti didžiausiai Europos ekonomikai Vokietijai, atrasti savo naują vaidmenį karyboje ir gynyboje, nes Vokietija įsipareigojusi čia įkurti brigadą ir aš manau, kad tai vienas svarbiausių uždavinių. Kaip dirbęs aviacijoje sakau, Lietuva tas yra lėktuvo fiuzelažas, yra du sparnai - Vokietija ir Amerika. Mes turime išlaikyti Ameriką kiek galima arčiau ir stipresnį sparną, bet savo ruožtį turime kurti tą antrą sparną, Vokietijos brigadą Lietuvoje, kurie apgins kartu su lietuviais Lietuvą esant reikalui. Užsiminėt apie taikos darybas Ukrainos. Kaip manot, Putinas vedžioja už nosies Trumpą ar ne? Nes, Trumpas atrodo labai teigiamai atsiliepia apie Putiną, tai kame čia problema? Ar tiesiog bando įsiteikti, kad tos darybos pagaliau vyktų, ar čia Putinas jį apsukęs yra apie pirštą? Na, aš manau, kad Putinas manipuliuoja, kaip ir visada manipuliuoja. Aš manau, kad Trumpas pradžioje galbūt turėjo labai daug vilčių, lūkesčių, kad bus galima greit susitart, pasirodo nėra taip greitai, nėra taip lengva, negu ten nekilnojamo turto sandorių pasirašyti, parduoti ir pirkti. Ir trečias dalykas, vėlgi mes nežinom gilumos ir apimties kitų pokalbių, kurie vyksta tarp Vašingtono ir Maskvos, ekonominių santykių, prekybinių santykių. O Lietuva yra, atsiprašau, pertraukiau, Lietuva yra ant darybų stalo? Aš manau, kad nėra Lietuva ant darybų stalo, nes vėlgi įvairiausių čia spekulacijų gali girdėti, bet aš manau, kad mes turime pasikliauti tomis saugumo garantijas, kurios mes turime ir pasikliauti, ką sakė Trumpas. Trumpas po susitikimo su Zelenskiu, po to dramatiško susitikimo su Zelenskiu, eidamas į sraigtasparnį buvo užklaustas, kaip Lenkija. Oi, Lenkija labai geri žmonės. Lenkija labai svarbi valstybė. Na, o kaip Baltijos valstybės? Oi, Baltijos valstybės labai sudėtinga situacija. Very tough place. Labai sudėtinga situacija. Bet NATO garantijos galioja. NATO įsipareigojimai galioja. Tai aš manau, tai nėra šiaudas, bet tai yra labai stipri platforma, kurios mes neturim kvestionuoti, to netikėti, nes to labiausiai nori Putinas, to labiausiai nori Kremlius, kad mes pradėtume abejoti
Amerikos įsipareigojimais, kurių šiuo metu nekvestionuoja Baltijos šalių ir Lietuvos atžvilgių. Ir todėl turime atskirti pelus nuo grūdų ir dirbti su amerikiečiais, kad tie kariai, kurie čia randasi Lietuvoje, toliau būtų dislokuojami, tuo pačiu didinant mūsų saugumą ir greitinant, kaip galima greičiau, steigiant infrastruktūrą ir logistiką tam, kad priimtume Vokietijos brigadą. Jūs dirbot, ar ne, Maskvoje, buvote ES atstovas, Putiną pažinojot. Ar Putinas iš tikrųjų šneka tai, ką galvoja? Kodėl klausiu? Pavyzdys, jis kai prieš 21 metais, prieš tas plačios invazijos karą, pasakė, kad nori, kad NATO šalių, didžiųjų šalių kariai išeitų iš Rytų Europos ir Baltijos valstybių, kad grįžtų iki 1997 metų. Tai ir yra jau noras? Ne, žinot, aš sugrįšiu atgal į 2014 metus, kai jis sakė, kad čia žalieji žmogeliukai, tai nėra Rusijos, tai yra kažkokie mandagų žmonės, bet tai ne Rusijos siųsti. Vėliau pripažino. Bet dar blogiau, jis tai sakė ne tik tais kalbėdamas ten interviu ar duodamas ar panašiai, bet tai kalbėjo į akis žiūrėdamas Angela Merkel ir Prancūzijos prezidentu Hollande. Kai tu jau meluoji, apgaudinėjai valstybės vadovus, su kuriais iki tol pas jį buvo geri artimi santykiai, tai griauna pasitikėjimą. Todėl aš tikrai netikiu, ką jis sako. Man teko stebėti iš arti, teko bendrauti nemažai. 14 kartų mes buvom susitikę trumpai protokoliniai susitikimai ir aš dalyvavau ir pats aktyviai darybose 2 kartus. Susitikimai vienas buvo Briuselis, kitas Peterburgė, trukusių 4 ar 6 valandas. Tai aš iš arti stebėjau jo būdą, jo charakterį, kai nori, jis gali būti paslaugus ir mandagus. Kai tik užsiminė apie Ukrainą, jis tampa irzlus ir kategoriškas. Kita vertus, labai puikiai žinojo ir nemanipuliuodavo, bet jisai labai gerai žinojo detalės, kurios susijusios su kertiniais Rusijos ekonomikos sektoriais, tai yra nafta ir dujos. Nė vienas iš europiečių lyderių, aplamai pasaulio lyderių, greičiausiai nebūdavo pasiruošęs iki tokių detalių, kad kalbėtų apie dujotiekio pralaidumą į Europą, ar tai per Družbą, ar per Nord Streamą, apie naftos išteklius, apie naftos kasyklas dujų išteklius ir rinkas, kas kiek perka. Bet jautriausiai jis reaguodavo į Ukrainą ir tada galėdavo tapti jau toks ir piktas ir bauginantis, nes, ką aš rašau savo knygoj, nes bendravau ne tik su juo, ne tik su Lavrovu ar jo artimais padėjėjais, bet taipogi ir su jo išpažinties išganytojų, išpažinties gavėjų tėvu Tichonu, kuris iš dalies ir suformulavo, ar jie kartu suformulavo tą religiškai politinį požiūrį į Ukrainą. Liguistą, berods, ar ne? Jis ne tik liguistas, jis yra religiškai politinis požiūris, kad Ukraina ir rusai, ukrainiečiai ir rusai yra ta pati tauta, priklauso tai pačiai patriarchijai, taip pačiai ortodoksų bažnyčiai ir ką europiečiai nori daryti, manipuliuodami dalį ukrainiečių, tai yra atitraukti Ukrainą nuo Rusijos ir ruoštis kitai revoliucijai Rusijai. Tai va tokiais paprastais postulatais jisai save įsivarė į kampą, kaip įvarė ir visą Rusiją į kampą. Jis tom tiki, ką jis šneka, ar ne? Aš nežinau, ar jis tiki, aš žinau tai, kad tai yra tas, ką dabar visi kalba, naratyvas, kuris yra persmelkęs rusų protus ir širdis. Ar jis tai sukūrė iš tikėjimo, ar dėl to, kad jam buvo patogu pateisinti tuos neteisėtus karinius veiksmus Ukrainos atžvilgių, kad iš esmės išlaikyti savo politinį režimą. Aš manau, kad jo pagrindinis tikslas yra likti valdžioje ir apsaugoti artimiausią ratą oligarchų, kurie melžia valstybę ir gyvena iš jos.
Pone Ušackai, Putinas pasikeitė, buvo tokių teorijų, sakoma, kad kaip ypač tas COVID laikotarpis buvo, kad jis tada, tai dar labiau tos teorijos, visos istorinės gelmės apie Ukrainą, pateisinantis tie visi argumentai, kodėl jie reikia Ukrainai pult, atrodo jis pasikeitė, atrodo atsiskyrė, sakė, ir žmogus tada apsisprendė dėl Ukrainos. Ar taip nėra? Aš nebuvau greta jo per COVID, nebuvau net Maskvoje per COVID, tai man sunku sakyti, Bet ką matot viešoje erdvėje, koks jis buvo anksčiau ir dabar? Aš vertinu pagal tuos pokalbius, kuriuos aš turėjau su juo ir su jo artimaisiais, man dirbant Maskvoje 2013-2017 metais. Tai, kad jis pasirinko Ukrainą kaip žūtbūtinę kovą, jis padarė sprendimą apie 2013 metų žiemą. Dar prieš Krymą. Buvo akivaizdu, labai gerai atsimenu, kai Vilniuje vyko asociacijos, turėjo įvykti asociacijos sutarties pasirašymas 2013 metų gruodį, o 2013 metų jau rugsėjo mėnesį jis pradėjo įvedinėti sankcijas Ukrainai, pabrangino dujų kainą tiekimo Ukrainai ir tada ukrainiečiai Janukovyčius pradėjo jau lūžinėti. Tie buvo signalai, kuriuos rugsėjo mėnesį labai gerai atsimenu, kai tik atvažiavau, mes jau, mano komanda analitikų, mes jau pradėjome interpretuoti, kad ateina blogi laikai. Keičiasi, viskas, vyksta sea change, jūros keitimasis, į ką europiečiai, vakarų lyderiai ir amerikiečiai negalėjo tikėti ir nieks netikėjo, kad įvyks Krymo aneksija. Aš pamenu, nors apie tai jau jie buvo pradėję kalbėti viešai, apie tai Glazevas, Putino patarėjas ekonomikai, Duginas, vienas iš ideologų, ir kiti jau Solovjovai jau buvo pradėję pompuoti tą propagandą per televiziją, bet Putinas to dar net kartojo 13 metų žiemą. Turite galvoje, kad ką sako, pavyzdžiui, propaganda iš dalies tai yra tiesa? Tam tikri planai atskleidžiami, tai yra ruošiama visuomenė Rusijos? Šiaip, aš žinau, kaip veikia Rusijos sistema. Tai, kad penktadienis Vološinas, buvęs Putino administracijos vadovas, susikviesdavo pagrindinių televizijų ir naujienų redaktorius pas save ir jie susėda, jau formuoja kitos savaitės žiniasklaidos antraščius ir pagrindinės programas, kaip reikia ruošti visuomenę Putino iškeltiems uždaviniams. Toks yra informacinis fabrikas Maskvoje, tam, kad paruošti visuomenę, kurį tikėtų praplautų smegenis. Ir jie per tuos, jeigu pradžiai dar 2013 metų rugsėjo spalės Putinas nekalbėjo taip kategoriškai, bet jau media kalbėjo prieš tai tam, kad paruošti visuomenės tą dirvą tiems sprendimams, kuriuos jis priėmė dėl Krymo 14 metų pavasarį. Bet dabar šnekama panašiai apie Baltijos valstybės. Mes fašistai vienokie kitokie, čia reiktų juos naikinti, užimti ir taip toliau. Ir tų planų, netgi esu matęs pats, kaip rodo planus, kaip reiktų Baltijos valstybės užimti. Tai kas tai yra? Tai yra hibridinis karas. Tai yra visų pirma bandymas, ką aš jau sakiau, supriešinti visuomenę Lietuvoje, Baltijos šalyse, įnešti sąmyšį, kalbėti apie kompromisus ir netikėti Ameriką ir netikėti Europą, tam, kad pakirsti mūsų pačių pasiryžimą ginti savo valstybę esant reikalui. Bet ar rimti planai yra jo, pavyzdžiui, Putino pulti Baltijos valstybės? Aš manau, kad generalitetai yra planai, kaip pulti Baltijos šalis, ir aš manau, tikiuosi, kad yra planai ir Vašingtonai bei Briuselį, kaip ginti Baltijos šalis. Ir aš tik tai palinkėčiau, kad ir NATO komunikacija Lietuvos politikai drąsiau tą informaciją teiktų ir primintų Rusijai apie tą bambagyslę, kuri eina per Lietuvą, tas pats Karaliaučiaus sritis. Mano nuomonė, jeigu tik tai vyktų karinis konfliktas Baltijos regione, Kaliningradas Karaliaučius būtų nušluotas nuo žemės. Ir tai atsidarytų ne tik tais teritorinis klausimas, bet ir politinis klausimas apie šios srities statusą. Ką ta pati Maskva ir Maskvos generalitetas puikiai supranta, žino ir manau, kad nelabai norėtų, kad tas įvyktų.
Mes tuo tarpu šnekam atvirkščiai, ar ne apie Suvalkų koridorius, koks čia yra Mes- Achilo kulnas, ar Ne, kaip čia yra, kaip čia rusams būtų lengva jį užimti. Tai gerai, kad mes kalbam, žinot, visuomet reikia žinoti, įvertinti tos privalumus, prioritetus, žinoti savo silpnybės ir pažeidžiamumus, bet svarbiausia dirbti ties galimybėmis. Tai šitoj vietoj, kalbant apie privalumus, aš drįsčiau teikti iš savo patirties, dirbęs daug ties karaliaučiaus sritimi, siekdamas, kad dar buvau iki 2000 metų kaip viceministras, kaip galima amortizuoti karaliaučiaus problemą ir grėsmę. Ir mes pasiekėm, ką rašau savo knygoje, taip pat, kad Rusijos Baltijos laivyno vadas admirolas Jegorovas viešai buvo pasakęs, kad Lietuvos narystė NATO nekelia grėsmės Kaliningrado sričiai. Tai buvo ilgalaikės, nuoseklios, sunkaus, varginančio darbo rezultatas, kuris padėjo mums amortizuoti tą barjerą ir tapti vienas iš veiksnių buvo tam, kad mes anuliavom, eliminavom Kaliningrado problemą kelyje į NATO. Antra vertus, kaip aš sakau, žinot, kuo mes galim pasitikėti? Na, kad ir vertinant bet kokią grėsmę ar riziką, tu visų pirma žiūri iš ko? Ne iš svajonių, ne iš norų, ne iš troškimų, lūkesčių, bet iš istorinės realybės. Istorinė realybė 76 metai NATO egzistavimo. Nė viena iš NATO valstybių nebuvo užpulta Rusijos. Teisingai? Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, mes dabar esam kaip niekad stipresnėje situacijoje. Lietuva per visą savo istoriją, ne tik būdami patys nepriklausomi, turėdami savo reguliarią kariuomenę, turėdami šaulius, turėdami motyvuotą, patriotišką Lietuvos visuomenę, bet taipogi turėdami ir užnugarį. Turim amerikiečių karius. 1200, apie gal net 1,5 randasi rotacinių pagrindų Lietuvoje. Mes kūrėm brigadą Vokietijos Lietuvoje. Mes turim oro policiją, kuri rotuoja. Ir jau žinau, kad mes turim NATO planus, kaip ginti Lietuvą. Tai šito vietoje negalim pasiduoti toms hibridiniams išpoliams, kurie pasirodo per žiniasklaidą iš Rusijos ir jokių būdų turim išvengti atsirasti sumaišty, nes mes turim istorinę patirtį, kad NATO niekada nebuvo užpulta, mes turim stiprų užnugarį karinį ir atgrasą su amerikiečiais, vokiečiais jau Lietuvoje ir savo visuomenė. Ir trečias, ką aš minėjau, aš manau, kad ir aš žinau, ne tik manau, iš savo patirties, kai Putinas, Lavrovas ir Šoigu liguistai ir labai jautriai reaguodavo, kai tik tais aš užsimindavau apie Kaliningrado sritį, nes jiems tas sritis yra svarbi ir generalitetas puikiai žino, jų planuose yra, įsivaizduoja, kad jeigu tik vyktų regioninis konfliktas, daugiausia nukentėtų karaliaučius, ne tik tai karinė, ekonominė, fizinė prasme, bet taipogi, manau, iš karto atsidarytų Pandoros dėžė ir būtų keliamas klausimas dėl politinio statuso. Ar jis gali priklausyti Rusijai? Taip, aš manau, kad jeigu turint omeny, kad ir Potsdamo sutartyje buvo priimtos nuostatos, kad šita teritorija iki šiol niekada nebuvusi Rusijos teritorija, buvo perduota administraciniam valdymui, iki kada bus sukviesta tarptautinė konferencija šio klausimu. Aš manau, kad konflikto atveju be abejonės tokios valstybės kaip Lietuva, Lenkija, Skandinavijos, ta pati Vokietija turėtų pagrindą kelti klausimą dėl politinio statuso, kodėl ta teritorija perduota taikiai administracijai tapo karo šaltiniu. Bet ar žiūrint iš tuo metu, kai dirbat, matėte iš arti viskas vyksta, ar Rusijos tas politinis elitas kartu su Putinu priešaky yra pasirengę bandyti sugriauti NATO? Kai yra ta teorija, ar ne, kad per Baltijos valstybių užpuolimą galima tą pabandyti padaryti. Ir jeigu negintų Amerika arba Vakarų Europą, tada NATO griūna. Aš manau, kad ką kalbėjau apie tą naratyvą Putino, aš nemanau, kad jie turi ketinimų. Gal turi planų, manau, kad bet koks profesionalus generalitetas, kariuomenės vadai turi planų, karo planų vienu kitu atveju. Ar tai būtų Baltijos šalis, ar tai būtų
Juodoji jūra. Bet sprendimą priims politikas, ar ne? Taip, bet vėlgi, iš mano bendravimo, iš mano analizės ir stebėjimo, aš nematau pavyzdžių, kodėl Rusija turėtų pulti NATO valstybę, nes kol tos garantijos saugumo yra tvirtos ir tvarios, ir čia vėlgi Amerikos veiksnys yra kritinis, tol Rusija puikiai supranta, kad kilus kariniam konfliktui NATO yra kelis kart galingesnė, stipresnė ir efektyvesnė. Čia gal labiau reikėtų šnekėti apie Ameriką, nes kiek ar bijo Putinas vakarų Europos? Prieinam prie to lūžio taško, gravitacijos centro. Gravitacijos centras, ką jis nori padaryti, jisai džiaugiasi dabartinės ginčiais apie Europos ir Trumpo, nes tokiu būdu jis visą laiką stengiasi supriešinti NATO valstybės. Ameriką su Europą, europiečius su europiečiais. Ir tie ginčiai, kurie dabar kyla, aš tik palinkėčiau, kad jie liktų ginčių lygmenį, bet ne faktinio išsiskyrimo su Amerika lygmenį. Ir kaip pragmatiškas diplomatas, verslininkas, analitikas, aš dar praėjusiais metais apie tai rašiau ir viešai, ir dalinausi savo atmintinėmis su politikais Europos, kad mums reikia, Europa turi ruošti naują sandorį su Amerikos Trumpu. 15 minučių buvo mano straipsnis, nežinau, ar tu neskaitėjai praėjusiu metu Liepos mėnesį, kur aš teigiau ir sakiau, kad labai tikėtina, kad Trumpas laimės, jis pakeis Ameriką, pakeis pasaulį, padarykime Ameriką vėl didingą, turi būti europiečių įsitraukimas su Trumpu, kaip mes galim atliepti Trumpo keliamus reikalavimus ir lūkesčius, kelt gynybą, prisimti didesnę atsakomybę už Europą, pirkti daugiau europietiško Amerikos dujų ir vystyti santykius su Amerika, tuo pačiu padėti Ukrainai būti stipresniai prie derybų stalo. Tas jau buvo akivaizdu. Trumpas per visą kampaniją, per visus 4 metus, kol jis nebuvo prezidentus, jis tą patį kartojo. Kai jį išrinks, jisai jis privertė ir primetė darybas Ukrainai su Maskva ir Europa tam nepasiruošė. Nepasiruošė ir dabar mūsų nėra prie stalo. Kas derasi? Derasi Vašingtonas, Kijevas ir Maskva. Pradžioje labai kai kurios šalis, tiesiog jos įsižeidė, kaip čia taip yra, kaip čia be jų. Būtų, pažiūrėjau, tas pats Macronas, bet nieko neturėjo ant stalo, ką padėti. Būtent, jeigu net nešė ant stalo, tai kam tu reikalingas prie stalo? Vien tik tam, kad tu valgytum ar tu ką pagamintum. Tai po to ėmėsi šiaudo, kartu su Britais pradėjo ruošti norinčių koaliciją, kuri lipdosi sunkiai ir ilgai, nes vėlgi priklausoma labai nuo amerikiečių ir nuo Maskvos valios. Bet jeigu jūs sakot, imkime, ar ne, Putinas su savo komanda nepultų Baltijos valstybę, tai kokios tada jo yra tos imperinės ambicijos? Nesgi daug šnekama apie tai, kad jis nori atkurti SSRS, tokio dydžio valstybę ar bent kažką panašaus į tai. Aš manau, tol, kol NATO garantijos išliks kokios jos yra šiuo metu, protestuotos per 76 metus, aš nematau, tai būtų savižudybė Putinui pulti NATO valstybę. Ir nematau, kad iš to jis laimėtų, nes pakankamai dabar jau turi daug bėdų ir ekonominių, finansinių ir karinių, nes pamatėm, kad ir jo tie tikslai net užimti didesnį teritoriją Ukrainos nebuvo įgyvendinti. Ukrainiečiai atstovėjo, visų pirma, dėka jų didvyriškumo, patriotiškumo, bet ir vakariečių ir mūsų pagalbos. Tad Putinui yra pakankamai daug reikalų su tom, kaip išlaikyti tai. Jo tikslas iš tikrųjų yra neleisti Ukrainai tapti savarankišką valstybę. Jo tikslas, kad Ukraina netaptų vakarų valstybė. Bet tik viena valstybė apsiriboja jų ambicijas. Ne, tai čia ir Moldova, ir Sakartvelas, matom, kas yra. Realiai jis nori buferinės zonos, nes jis yra įsikalbėjęs save ir įkalbėjęs Rusijos visuomenę, kad vakarai kelia grėsmę Rusijai. Ukraina turi būti ta buferinė zona, dar geriau, kad Ukraina būtų vasalinė valstybė, tokia kaip Baltarusija, nes Rusija neturi strateginės gilumos, nes nėra nei kalnų, nei jūrų tarp NATO ir Rusijos. Ir jie, žiūrint iš savo pozicijų, jie mato save ypatingai pažeidžiamais. Daugiau net pažeidžiamais negu vakariečiai ar jo labiau amerikiečiai.
Pabaigai, o ką Putinas kalba apie Baltijos valstybės? Esat kalbėję su Putinu tiesiogiai? Esu kalbėjęs, jis sakė, ką čia, kodėl čia manęs visi varo, čia, kodėl Dalia Grybauskaitė važinėja po pasaulį, čia, loja ant manęs visokiausiais žodžiais, aš čia jokių būdų Baltijos, čia šalis tokias, čia jau. Esam kalbėjome su juo, esam kalbėję ir Peterburgė prie Čerkos su Junkeriu ir mušė į krūtinės, jisai taip juokėsi, kad čia rusofobai, tai baltai, visa kita. Aš manau, jis pyksta ant lietuvių Latvijos estų, nes mes sumaišėm kortas jam šiek tiek. Ir Dalia Grybauskaitė su visa pagarba, aš manau, jinai padarė gerą darbą, edukacinį darbą jau antroji kadencija. Jeigu pirmoji, kai aš buvau ministras, jinai buvo antiamerikoniška, antilenkiška ir net prorusiška. Bet po pirmo susitikimo su Putinu ir po kitų veiksmų jinai pasikeitė ir padėjo vakariečiams atkreipdėmės. Ir ne tik jinai, bet ir kiti Baltijos, Lenkijos politikai, nors kurį laiką vakariečiai mus žiūrėjo kaip rusofobus ir nerimtai vertino, net ir mane kaip ambasadorių Maskvoje. Aš knygoje atsimenu, kai 2014 metais, būtent po pirmųjų sankcijų įvedimo, atstovybė susirinko Europos verslo asociacijos vadovai Rusijoje, kuri vienė virš 600 didžiausių europiečių įmonių. Ir jie bandė mane auklėti, įtakoti dėl sankcijų atšaukimo, tai kam aš pasakiau, kad mes tik tai kelsim jas, didinsim jas, jeigu ir toliau tęsis kariniai veiksmai. Tai vienas išėjęs iš jų, Moscow Times, citavo, kad, sako, skirti lietuvį Europos Sąjungos ambasadoriumi Maskvoje tas pats kaip žydą skirti į Iraną. Tai ir kitokia dar buvo citata, dar griežtesnė viena. Dabar kurį priminkit? Apie tai, kaip vyras kerštauja neištikimai žmonai, išsikastruodamas save. Jo, tas irgi. Tai įvairiausių, bet sugrįžtant prie svarbiausio dalyko, aš manau, Lietuvai svarbu atskirti pelus nuo grūdų, svarbu vadovautis mūsų nacionaliniais interesais, tai yra mūsų saugumas ir ekonomikos gerovė, išsaugant amerikiečių buvimą ir didinant ir greitinant Vokietijos brigados įsikūrimą Lietuvoje greta mūsų pačių karinių gebėjimų bei paramos Ukrainai. Dėkui Jums, kad atvykot. Dėkui už kvietėm, pasirinkau žemaitišką ir lietuvišką. Dėkui.